Sveiki, mėlyjeji. Tikiuosi, kad gerai pailsėjote per šį savaitgalį, nes jūsų laukia susirėmimas su Saulės užtemimu, kuris bus pirmadienį. Užtemimas pakankamai sudėtingas. Aišku, mes galėtume pasidžiaugti, kad esame Europoje ir užtemimas Europos gyventojų nejaudins, praktiškai nepalies. Esminis užtemimo smūgis klius jau kitam pusrutuliui ir labiausiai tai pajus Jungtinių Amerikos valstijų gyventojai, nes užtemimo horoskopo rezonansas pakankamai stiprus ir nepalankus, derinant jį su Amerikos nepriklausomybės horoskopu. Visai nenustebčiau, jeigu ten kiltų naujų sumaiščių, naujų incidentų. Na, Europai toks smūgis jau negresia. Bet vis dėlto tai užtemimas avino ženkle. Ir pagrindinis vaistas nuo avino problemų tai atsisakyti spontaniškumo. Tai ramybė. Tai šypsena, tai optimizmas. Reaguojame į viską ramiai. Palaukiam, išlaukiam, neskubam, nedarom jokių išvadų. Pirmadienis iš tiesų sudėtinga diena ir be abejo pati sunkiausia šios savaitės diena. Nieko naujo nepradedam, nežadam, neįsipareigojam, neinvestuojam pinigų, jokių svarbių, jokių atsakingų žingsnių. Na ir be abejo saugom save. Kad pirmadienį beveik nieko negalima daryti, jau supratote. Ir kad geriausiai likti namie irgi aišku, be abejonės visos dienos namie negalėsite praleisti, tačiau bent jau neplanuokite kelionių, viešnagių, susitikimų, ką jau kalbėti apie šventimus. Tai yra laikas, kurį verta praleisti asketiškai. Baigėsi mėnulio mėnuo ir baigėsi užtemimų koridorius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galime pasinaudoti tuo laiku, kad padėti tašką ilgai, tarkim, nesėkmių virtiniai savo gyvenime. Kad užbaigti kažkokį tai negerą dalyką, kuris mane ilgai senai vargino. Kaip tai padaryti? Pats paprasčiausias dalykas - tiesiog tvarkyti namus. Kažką tvarkant, valant, nejučiom valosi, sprendžiasi nesąmoningai. Ir mūsų kažkokios vidinės problemos. Ir ypač jeigu tu mąstysi, kad plauni grindis, valai baldus, plauni langus, dar kažką darai, kad visą tai darai su ta intencija, kad išvalai viską iš savo namų ir kas buvo negera, kažkokius barnius, ginčus, įžeidimus, liūdesį, ašarą, pyktį, pavydą. Štai su tokiomis mintimis reikėtų išvalyti visus namus. Uždegti žvakę, pasmilkyti, varpeliais paskambinti. Gerai laikyti galbūt meditacinę muziką, kažkas mėgsta mantras klausytis. Muzika turėtų būti rami, kuri padės jums susikaupti. Svarbiausia ramybė, nes būtent kai esame ramus ir galima tikėtis sulaukti pagalbos ir iš aukštesnių subtiliųjų pasaulių. Kol esame įsitempę, pikti, skubam, lekiam, pykstam, nervinamės, pagalba neateis. O pagalbos gali vis dėlto prisireikti pirmadienį. Laikas vis tik tai kritinis, sudėtingas. Pačios sunkiausios dienos kaip tik ir laikomos prieš pat Saulės užtemimą. Ir štai šis pirmadienis. Gerai tądien išnešti šiukšles, patiems nusimaudyti. Gerai mintimis ar tiesiogiai aplinkinių atsiprašyti, ypač artimųjų atsiprašyti, padėkoti, palinkėti visiems gero, stengtis išlikti dėkingi ir pozityvus. Nuo vakare vėlai jau stos Saulės užtemimas.
Prieš pat užtemimą rekomenduojama dar kartą nusiprausti. Naudingas kontrastinis dušas, šaltas, karštas, šaltas. Na ir atsipalaidavus, tiesiog prieš pat užtemimą pagalvoti, kaip iš jūsų gyvenimo išeina viskas, kas bloga. Šis laikas taip pat yra išnaudojamas ir gydymuose, meditacijom, kai vizualizuoji savyje esančias ligas, tarkim, kaip tamsią spalvą, ištrauki iš savęs, suspaudi rutuliuką ir išsiunti į kosmoso begalybę. Na, o stojus jaunačiai, o jinai stos 21 valandą 21 minutę, apgaubė save auksinę šviesą ir pagalvoja apie ateitį, apie tai, koks tu sveikas, laimingas, sėkmingas, apsuptas gausos, na ir kaip lengvai sprendžiasi jūsų kažkokie svarbus klausimai. Puiku parašyti planą mėnesiui, dar geriau pusmečiui. Užtemimo planai veikia pusmetį iki kito užtemimo. Kitas saulės užtemimas bus jau rudenį, spalio mėnesį, spalio 2 dieną. Štai tokia svarbi ir lemtinga diena, kurią reikia praleisti ramiai, tyloje, susikaupime. O kągi daryti toliau kitomis dienomis po užtemimo? Patarčiau visą savaitę didelių ir sunkių darbų neplanuoti. Dar bus labai stipri užtemimo įtaka, o tai reiškia, kad pakaks iliuzijų, ne viską sugebėsime teisingai, adekvačiai įvertinti. Geriau imtis tais darbais, kuriuos gerai žinome. Ir nepamirškime, kad Merkurijus tai retrogradinis. Jau vien ši pozicija įspėtų iš esmės nieko naujo. Ir nors nuo antradienio jau augantis mėnulis, pirma mėnulio fazė, kai reikia mąstyti apie ateitį, taip, mąstyti reikia, bet kažko imtis tikrai nereikia. Atkreipkite dėmesį, galbūt mąstydami apie ateitį, apie buvusias sėkmes, apie tai, kas jums kažkada pavyko. Galbūt pavyks dabar tai atkartoti ir netgi dar pagerinti ankstesnius rezultatus. Antradienis puikiai tinkamas pajausti, intuityviai būtent pajusti tai, ko man reikia ir ko nereikia. Ar tai būtų maistas, ar tai būtų drabužiai, papuošalai. Tiesiog pagalvokite nuo ryto tik nubudę apie kažkokį patiekalą. Ir jeigu jūs apims gerą nuotaiką, šypseną, puiku, reiškia, šito maisto produkto jums reikia. Ir atvirkščiai. Lygiai taip pat galite pagalvoti apie kažkokius akmenius. Ir jeigu pamačius apie tą akmenį jums pasidarys negera, net supykins, reiškia, nereikia to akmens tą mėnesį nešioti. Pagalvokite apie supančius žmonės, apie savo draugus. Ir jeigu mąstant apie tos žmonės, kurie jūs supa, kažkuria akimirka jums pasidarys negera, reiškia, konkrečiai to žmogaus reikėtų tą mėnesį vengti. Be abejo, jeigu pagalvojus apie kažkurį žmogų apims puikiai nuotaiką, reiškia, su tuo žmogum tą mėnesį reikia kuo daugiau bendrauti. Ir taip jūs galite patikrinti absoliučiai viską, ir savo drabužius, ir pomėgius. Ir taip jūs suprasite, ko jums reikia šį mėnesį. Ir netgi pusmetį, kaip minėjau, užtemimas įtakoja netgi pusmetį. O tie žmonės, kurių gimtadienis užpuola per užtemimą, juos šis užtemimas gali įtakoti netgi 18 metų. Trečiadienis. Trečiadienis jau trečia mėnulio diena, aktyvi diena, kovos diena, bet patarčiau labai nepasiduoti kovingom nuotaikom. Vis dėlto užtemimas Savino ženkle įspėja likti santūriem kovos atveju. Jeigu kova, ji turi būti rami ir apgalvota. Ši diena įdomi tuom, kad tą dieną puiku pirkti sidabrinius amuletus, toteminius gyvūnus sidabrinius. Priminsiu, dabar gulbės metai. Ir jeigu jūs kažkur pastebėsite sidabrinę gulbę, galbūt kaip pakabuką ar sagę nusipirkite, tai tikrai geras ženklas. Yra palanku nešioti metų totemus.
Be abejo, gal jūs pamatysite ir sidabrinį drakono atvaizdą. Tai irgi puikus laikas pirkti būtent tokį atvaizdą. Ketvirtadienis. Ketvirtadienį verta skirti namams, šeimai. Tiesa, diena bus palanki tik ryte iki 11 valandos. Ir ką jau spėsit, tą spėsit. O vėliau sudėtingas laikas, apgaulingas, kai reikia atsisakyti svarbių susitikimų, būti atidiem gatvėje. Tai metas, kai gali padaugėti autoįvykių. Ir tai metas, kuris gali būti pakankamai sudėtingas vaikam, taip pat vadovam, vyram, sportininkams. Antra dienos pusė pareikalaus ištvermės, susikaupimo. Taip pat patarčiau, kad didesnį dėmesį atkreiptų į savo sveikatos žmonės, kurių silpnesnė širdis. Taip pat tą dieną reikėtų labiau pasaugoti rankas. Penktadienis. Penktadienio sudėtinga bus tik pirma dienos pusė, antra jau palanki. Nuo 13 valandų 20 minučių jau galima planuoti svarbesnius darbus, susitikimus. Na ir savaitgalis. Šeštadienis puikus bendravimui, įvairiems susitikimam, kelionėm, naujų pažinčių užmezgimui. Diena bus ypatinga ir tuom, kad yra susijusi su dovanomis, o dovanų reikšmė ypatinga. Manoma, kad tądien kažką padovanojus, paaukojus, galima ženkliai sumažinti sukauptos blogos karmos kiekį. Tad skatinčiau tądien daugiau daryti gerų darbų ir nuoširdžiai. Beje, šeštadienis dar yra siejamas su karminių skolų grąžinimu tėvų savo vaikam. Ir jeigu vaikai tądien jūsų kažko paprašys, vis dėlto reikėtų tą padaryti. Taip pat manoma, kad tądien yra gerai dovanoti gėles. Sekmadienis. Ši diena jau labiau intravertiška ir puikiai tinkama ramiam šeimyniniam poilsiui. Ji beje irgi yra susijusi su dovanomis ir jau prabangiomis. Ši diena taip pat yra palanki pirkti vertingus daiktus savo namą. Nuo besidomintiems daugiau apie Saulės užtemimą, taip pat norintiems išgirsti ir savo zodiako ženklo prognozes, skaitykite palmyros horoskopai.lt.